Ir jūs puikiai žinot, kad yra tas galioja principas, ar ne, būtent 5 klasė, apie kurią mes dabar ir kalbam, 70 ir 30%, ir kad 70% turinio yra privaloma, 30% yra pasirenkama. Ir būtent dėl to, na, manau, kad reikėtų naudotis tais planais, kurie yra sukelti kaip šablonai e-mokykloje ir tada jau derinti prie tų temų, ar jūs norite imti savo temą. Mes savo vadovėlyje siūlysime tam tikras temas, kiekviename skyriuje bus privalomos temos ir taip vadinamos pliusinės temos, kurios yra papildomos. Tai mes jas sugalvojam kartu su Gintaru, bet jūs jausdami savo kontekstą ir dirbdami savo miesto ar miestelio mokykloje, galbūt norėsite kažkokį kitą kontekstą paliesti, tai jūs laisvi tą daryti. Tai dėl to tie planai truputėlį priklauso ir nuo paties mokytojo, turime ilgalaikį planai, ar ne? Taip pat vadovėlyje matysite tą skirtumą tarp 70 ir 30, į tai yra atsižvelgta. Taip pat vadovėlyje žinoma, kad atsižvelgta į kompetencijas, kurios yra kaip, na, tokia ašis, ant kurių suverta atnaujinta programa. Ir kompetencijos būtent bus atliepiamos įvairiomis užduotimis, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniam pamokoje veikti, ugdantis būtent ar tai kalbėjimo įgūdžius, o galbūt kūrybišką mąstymą, galbūt kritinį mąstymą ir panašiai. Taigi, vadovėlyje tokių visokiausių yra didaktinių būtent sprendimų, kurie tikimės, kad padės tas pamokas vesti lengviau ir įvairiau, galbūt atliepti įvairius mokymosi stilius. Mes puikiai būdų irgi matom, kiek dabar daug yra specialiųjų poreikių mokinių ir kokie yra tie įvairūs skirtumai, kuriuos mokytojas jau labai sudėtinga mokytojui vienam atliepti į tuos įvairius poreikius. Taigi vadovėlis kažkiek irgi tai palengvins. Ir kas, taip pat buvo labai svarbu, kad mokiniai galėtų veikti, įsitraukti, dalyvauti, kad galėtų pateikti pavyzdžių, kaip ta viena ar kita tema yra susijusi būtent su mano asmenybė, mano asmeniniu gyvenimu, mano patirtimi ir kodėl aš apie visą tai mokausi, ar ne. Tai čia natūraliai prieinam prie refleksijos klausimų, kuris taip pat jūs nuolatos lydės, jūs matysite tokius tam tikrus simboliukus kiekvienoje temoje, prie kiekvienos užduoties, tai bus ir kompetencijų simboliukai, ir bus refleksijos simbolis, diskusijos simbolis, kūrybinių užduočių simbolis ir panašiai. Tai refleksijos simbolį matysite ir gale temos kaip tokį jau finalinį refleksinį klausimą, kur aš pats asmeniškai turiu permąstyti tą temą, kaip jinai su manimi susijusi. Ir po tam tikrų, gal ne po kiekvienos, bet po dažnos užduoties taip pat bus toks pamąstymas kiekvienam asmeniškai nurodyta refleksinis klausimas. Tai šitie dalykai tikrai labai svarbus mums buvo, kuriant vadovėlį. Apskritai buvo labai svarbu atliepti įvairovę ir tai, kad ir pačios užduotis būtų įvairios ir taip pat dirbam tarėmės kartu su dizainerė, kuri būtent atsakinga už vizualinę vadovėlio dalį, tai tikrai prašom tokios įvairovės net ir toj vizualikoje visoj, kad net ir per piešinius, per paveikslėlius paliestume mokinius ir kviestumėm apmąstyti būtent tą tolerancijos klausimą, tolerancijos kitam, priėmimo kito tokio, koks jisai yra ir panašiai. Taip, vadovėlis vadinasi dialogas, būtent toks pavadinimas buvo išrinktas šitai etikos vadovėlių serijai. Tikimės, kad tai turės tęstinumą ir kad bus leidžiami vadovėliai ir kitoms klasėms bei kita mokomoji medžiaga. Žinoma, viskas labai priklauso ir nuo mūsų visų, nuo mūsų, tai sakau, turėdama omenyje mokytojų, ar ne? Tai labai kviečiam kalbėti su savo administracija, išsakyti, kokie yra jūsų poreikiai būtent 5 klasės vadovėlių pirkimui. Ir norime priminti, kad kopijavimas arba švietimas, taip liaudiškai tariant, yra draudžiamas dalykas ir nuo to labai vėl priklauso tada,
ar bus kitos priemonės leidžiamos ar ne, nes jeigu nusiperkam vieną vienetą ir kopijuojam, tai tada tai yra labai blogai. Tai norės sakyti, tai nėra gerai, bet tai iš tikrųjų yra tikrai labai didelė problema, kas dabar mokykloje ganėtinai dažnas atvejs, čia kalbu apskritai apie visus dalykus. Tai va, tai žodžiu, bus svarbu, kad jūs kalbėtumėte apie tą poreikį, kiek tų vadovėlių reikės ir panašiai. Gerąja prasme, tokia gerąja reikšme, tai šitas vadovėlis toks tikrai yra, eksperimentinis, nes tikrai po ilgo laiko leidžiamas kažkoks etikos vadovėlis ir labai įdomu, koks bus poreikis būtent šitų vadovėlių ir tas realus poreikis ar ne, ir kokie bus jūsų atsiliepimai, ar jisai naudingas, ar jisai aktualus, ar jisai atliepia jums pamokos temas ir panašiai. Labai jau einu link paskutinių minčių ir perduosiu žodį Gintarui, kuris jau rodys tada, kaip konkrečiai atrodo vadovėlio ištraukos. Man kažkaip labai asmeniškai norisi, kad tas mokytojas ir turbūt ypač etikos mokytojas būtų kaip tarsi mokytojas kūrėjas. Aš žinau, kad šita samprata turi ir tą tokią savo ganėtinai neigiamą pusę, kad mokytojas kūrėjas tada privalo labai daug įdėti laiko ir pastangų į įvairių užduočių kūrimą ir panašiai. Tai mes norim, kad vadovėlis šiek tiek atpalaiduotų mokytoją nuo to, kad nuolatos reikia ruoštis tom pamokom ir kurti kažkokius užduočių lapus, kurti naujas užduotis ir taip toliau. Tai viena vertus tai yra kaip ir įdomu, bet aš suprantu, kaip tai vargina ir kokie tai yra laiko resursai, tai puikiai tą jaučiu ir suprantu, pati tame verdu ir gyvenu. Ir tikrai kartais nėra jau visiškai jėgų toms užduotims kurti, tai vadovėlis norėtųsi, kad atlieptų jums pagelbėtų vedant pamokas ir nereikėtų patiem galvoti kasdien, kas savaitę vis naujos veiklos, tačiau tas jums galbūt leis šiek tiek atsitraukti, bet sukurti tą saugią erdvę pamokoj, kad mokiniai galėtų reikšti savo mintis, diskutuoti, veikti, galvoti pavyzdžius, dirbti komandose arba individualiai ir panašiai. Tai žodžiu, tas toks kūrimo ir kūrybiškumo momentas, bent jau man asmeniškai, tai tikrai yra labai svarbus ir labai norėtųsi, kad jūs norisi perduoti jums tą žinutę per tą vadovėlį, kad jūs jaustumėt, kad mes siūlom tą tokią kūrybišką prieigą prie įvairiausių etikos temų. Jūs tikrai esate laisvi rinktis, ar visas temas naudoti, ar tik dalį temų naudoti. Bus ne tik tos mano minėtos pagrindinės temos, pliusinės temos, tačiau dar bus ir projektai, kuriuos siūlysime daryti jau išėjus tam tikrą skyrių, ar ne. Dabar pakol kas yra vienas projektas, bet galvojam, kad galbūt net po 2 projektus pasiūlysim prie kiekvienos temos. Ir taip pat bus pasikartojimo dalis, dar irgi kaip atskiras toks, po kiekvieno skyrelio einantis blokas, kur jūs vėl galėsite pasiūlyti mokiniam susijęti visą praeitą medžiagą su tam tikrom situacijom, su savo patirtimis ir panašiai. Tai žodžiu, būkite laisvi naudotis šito vadovėliu taip, kaip jums reikia pagal jūsų kontekstą, pagal jūsų poreikį, pagal jūsų mokinius, nes aš puikiai suprantu, kad aš pati turiu 4 penktokų klases ir jos visos yra kaip diena ir naktis labai labai skirtingos. Tai galbūt kas tiks vieniem, netiks kitiem. Žodžiu, vadovėlis norėtųsi, kad būtų naudojamas taip, kaip jums reikia, tiek, kiek jums reikia, ir jūs galite pridėti savo temų papildomų ir panašiai, ar ne? Tai tas kūrybiškumo momentas tikrai tikimės, kad per šitą visą naudojimo vadovėlio kelionę tikrai lydės. Štai atskleidžiam paslapties šydą ir prieš savo akis matote naująjį etikos vadovėlį 5 klasėm, tai yra dialogas etika 5. Dešinėje pusėje matote būtent vadovėlio viršelį, kairėje etikos pratybų viršelį. Deja, šiandieną
pratybų turinio negalėsim užduočių parodyti, tik tais dirbsime, rodysime, demonstruosime būtent vadovėlį. Mano šito pristatymo pranešimo dalis yra būtent pademonstruoti, kaip praktiškai viskas sugula vadovėlyje ir būtent kaip atliepia tas ir naujasias programas, ir kompetencijas, ir kokį mes čia tą mokinį ugdome, auginame. Štai matote prieš savo akis įvadą ir kiekvienas skyrius, kaip ir Sigita minėjo, yra pradedamas įžanga, ne įvado, čia įžangos dalį matote, yra pradedamas įžanga ir įžangos tikslas yra sužadinti mokinių smalsumą būtent to skyriaus temomis. Mokiniai tarsi yra įvedami į skyrių ir nuteikiami temomis. Šio dalyje, būtent vadovėlio įžangose, mes orientavomės į labiau diskusijos klausimus ir į iliustracijas, kaip matote prieš savo akis, ar ne? Tai yra 4 fotografijos ir būtent diskusijos klausimai ir taip mokinys tarsi yra įvedamas į patį skyrių. Na ką, tęsiu toliau. Ir štai dabar prieš savo akis jau matote vieną iš vadovėlio dalių. Tai matote tai būtent, ką rasite atvertę tą naująjį etikos vadovėlį 5 klasiai, dar kvepiantį dažais. Šita tema yra konkrečiai, kurią matote prieš savo akis. Ji yra parengta atliepiant būtent bendrasias atnaujintas programas ir pamokos tema, kaip matote, yra aš unikalus. Ir koks yra tikslas šios pamokos, tai padėti mokiniams geriau pažinti save, suvokti savo unikalumą, pateikiamos užduotys, kaip matote, yra struktūrizuotos, turtingos metodų, veiklų įvairovė, kurie skatina savianalizę, introspekciją, ugdo savivertę, kūrybiškumą. Taipogi užduotys yra pateikiamos nuosekliai, su instrukcijomis, diskusijos klausimas. Tas diskusijos aspektas yra labai svarbus, tai, kas Sigita minėjo prieš tai. Klausimai yra aiškiai suformuluoti ir tiesiogiai susiję su būtent užduotimis ir pamokos tema. Užduotis apima tiek ir teorinę dalį, tiek ir būtent praktinę. Ir mokiniai ką gali daryti, būtent dirbdami su vadovėlio temomis, tai jie teoriją, žinias, idėjas gali pritaikyti savo gyvenime, savo kasdienybėje. Temų pabaigose rasite refleksijai skirtus klausimus arba užduotį. Dabar pristatysiu kiek išsamiau būtent, ką galite jau, kalbant apie užduotis, apie pratimus, rasti būtent šitoje temoje aš unikalus. Tai pirmoji užduotis yra skirta sužadinimui. Visos temos prasideda, beveik visos temos būtent prasideda sužadinimu. Ir pateikiamas yra tekstas ir mokiniai yra supažindinami, tarkim, šituo atveju su senovės graikų filosofų Sokratu. Mokiniai yra skatinami analizuoti, vertinti filosofinės idėjas ir viena jų yra, tai jau turbūt pati garsiausia Sokrato ištara, ar ne, pažink save, kuri ragina mokinius gilintis į save, savo asmenybę, savo vertybinę pasaulėžiūrą, reflektuoti savo gyvenimą, tikslus. Sokratas, kaip žinote, mokė savo sekėjus negrįsti savo įsitikinimų būtent nuomonėmis, o atvirkščiai grįsti, siekti tikrojo to žinojimo. Ir mokiniai irgi yra raginami kritiškai apmąstyti, įvertinti būtent informaciją. Kaip matote, yra užduotis pažymėta tam tikra simbolika, jau Sigita truputį kalbėjo apie tai. Ir šituo atveju mes matome tokį žemės gaublį rutulį. Ir tai reiškia, kad šita užduotis lavina kultūrinės kompetencijas, pateikimi klausimai apie Sokratą ir asmenybės formavimąsi, tokio reikalauja žodinio atsakymo.
Taigi užduotis yra patrauklesnė mokiniams, kurie geriausiai mokosi per klausimąsi ir kalbėjimą. Sekančioje užduotyje, ar aš esu savitas, įvedame piršto antspaudo motyvą, kuris pabrėžia kiekvieno žmogaus unikalumą, tokiu labiau kūnišku biologiniu aspektu. Užduoties tekste apžvelgiamas visų pirma yra tas istorinis kontekstas, kaip skirtingai pirštų antspaudai buvo naudojami įvairiose kultūrose, senovės Kinijoje, Graikijoje ir taip toliau. Ir nuo istorinio konteksto mes pereinam prie tokio kaip ir labiau mokslinio pažinimo aspekto, tai yra genetikos ir biometrikos, nes tai irgi yra mūsų tarsi tapatybės, mūsų individualumo, savitumo dalis ir mokiniai tą labai puikiai geba atpažinti. Turėtų bent jau gebėti atpažinti ir pateikime taipogi ir klausimus, ir ką kiekvienas žmogus apskritai turi unikalaus. Ši užduotis, jau matot, jau yra truputį kitaip žymima ir lavina pažinimo kompetenciją. Ir ypač tinka tiem mokiniam, kurie geriausiai mokosi per rašymą, skaitimą, tai yra būtent atitinka tą verbalinį mokymąsi stilių. Apmąsčius, kas žmogų daro unikaliu, perima prie trečios dalies, prie trečios užduoties, koks mano piršto antspaudas. Ir šioje užduotyje yra prašoma nusipiešti savo piršto antspaudą ir linijose aprašyti tai, kas mokinius daro autentiškais, įvardinti pagrindinius faktus apie save, savo pomėgius, svajonės, tikslus, įvairias veiklas. Taip padeda mokiniams geriau pažinti save ir suprasti, kuo jie konkrečiai yra unikalūs ir būtent kuo skiriasi nuo kitų. Būtent tos skirtumus gali labiau suvokti ir savo, ir kitų. Taipogi reikia pažymėti, kad mokosi ir vertinti savo stipriasias pusės ir priimti save, būtent tokius, kokie jie yra. Savęs tas pažinimas, savęs priėmimas, tai yra labai svarbus tas emocinės sveikatos, psichologinės sveikatos gerovės elementas. O aprašydami savo tikslus, svajones, mokiniai gali nustatyti ir siekti savo tikslų. Ši užduotis jau yra, matote, truputį kitaip žymima širdute. Ir širdutė reiškia, kad yra lavinama socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos, būtent kompetencija. Ir piršto antspaudo piešimas labiau tinka vizualiniams mokiniams, kurie vizualiai gali, labiau nori perteikti ir interpretuoti informaciją apie save. Tai kitoje užduotyje, tai yra penktoje galite pasižiūrėti, kuri vadinasi pasakoja apie save per simbolius. Mokiniai turi rasti 3 objektus savo kuprinėje, kurie galėtų geriausiai papasakoti, atskleisti jų autentiškumą. Šios veiklos metu mokiniai mokosi kūrybiškai interpretuoti ir naudoti simbolius, tam, kad galėtų pateikti tai, kas, jiems tokiame amžiuje yra dar gana abstraktu, sunkiai apibendrinama. Tai būtų, kas aš esu, kas yra mano asmenybė, kokie ta mano pasaulėžiūra, jausmai. Tai tokiu būdu yra mokomasi naudoti metaforas, simbolius, būtent komunikacijoje, kaip aš galiu parodyti, išreikšti kas aš esu. Ir antroje užduoties dalyje mokiniai jau kuria pasakojimą apie save, būtent remdamiesi tais pasirinktais objektais, simboliais, lavimas gebėjimas praktiškai, kūrybiškai per simbolius būtent reflektuoti save patį, suprasti save ir tuo pat metu papasakoti savo tą gyvenimo istoriją per tas metaforas, simbolius, per tuos objektus. Ši veikla ugdo kūrybiškumo kompetenciją. Jūs atskirsite būtent ženkliukių žymėjimų, tai mes matome lemputę tokią šviečiantą, kuri reiškia kūrybiškumo kompetenciją mūsų vadovėlėje, bet ir programuose. Ir atliepia netgi 3 mokymosi stilius. Tai yra kinestetinį mokymosi stilių, kai reikia fiziškai rasti tos 3 objektus, tai mokiniai jų ieško.
ieško ne šiaip sau, bet kokių objektų, ne 10 objektų, o konkrečiai 3, tai iš tikrųjų kiekvienas tas daiktas, objektas yra labai pasveriamas mokinio ir ar jis tikrai geriausiai reprezentuoja mane, kas aš esu ir galbūt koks noriu būti, o gal kaip save įsivaizduoju. Audeninį mokymosi stilių, tai mokiniai turi papasakoti apie save per tuos 3 objektus. Ir tai geriausiai tinka tiem mokiniam, kurie mokosi būtent per klausimąsi, kalbėjimą. Ir tarpasmeninį mokymosi stilių būtent atliepia, kai yra mokomasi per bendravimą ir diskusijas. 6 užduotyje etikos aplanko kūrimas yra raginami mokiniai susikurti etikos aplanko unikalų dizainą, naudojant skirtingas medžiagas, kompozicijas, spalvas, koliažuose dominuojančios spalvos, naudojami elementai ir pasirinkti fragmentai žurnalų, įskaitant ir žmonių atvaizdus, figūras, gali atskleisti ne tik to mokinio asmenybę, bet ir tam tikrus ateities interesus, koks aš galbūt ir norėčiau būti, ar ne, nes kartais mokiniai, sakyti, kaip ir visi kiti žmonės, savitai suvokia save, savitai save mato, ganagi truputį ir idealizuoja. Tai va. O analizuojant savo ir kitų sukurtų mokinių darbus, labai puikiai įsisąmonina būtent tos skirtumus. Užduotis etikos aplinko kūrimas turėtų būti patraukli labiau vizualinio mąstymo mokymosi stiliaus mokiniams, karpimas būtent ir iškarpų klijavimas tiktų labiau kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams, o mokiniai yra raginami pasidalinti savo pasakojimais, diskutuoti ir tokiu būdu tai yra tinkantis, šitą užduotis tinkanti asmeninio stiliaus mokiniams, kurie būtent taip įsisavina gerų žinias, supranta. Pamokos pabaigoje, kaip ir Sigita minėjo, jūs rasite irgi atitinkamą simbolį, ženkliuką, gėlytės formą, gėlytės pavidalu, ir jis reiškia, kad jis reiškia, kad šita užduotis prašo jūs mokinius reflektuoti būtent visą temą. Tai galime eiti toliau. Tai čia yra pamoka, kuri yra paremta būtent atliepiant tas bendrasias programas, tai yra programos tema, pagrindinė tema. Ir dabar jūs matysite truputį jau kitokią tą temą, nors vizualiai viskas išsidėsto labai panašiai, stilistiškai, bet jau matote per savo akis, tai yra pliusinė pamoka, papildoma pamoka, būtent tas 30%, apie kurį Sigita kalbėjo, tai būtent yra prieš jūsų akis ir pademonstruosiu, parodysiu, ką jūs joje galėsite rasti. Ir visko galbūt taip nepristatysiu, nepapasakosiu apie ten konkrečią užduotį, bet tiesiog porą tai tikrai taip išsamiau pristatysiu. Tai, kaip matote, tema vadinasi magiškas fotografijų pasaulis ir pateiktos užduotys apie magiškai fotografijos pasaulį yra labai įvairios. Skatinam mokinius tyrinėti fotografijos istoriją, fotografavimo etikos principus, pagarbą kitiems ir atsakomybę už savo veiksmus. Ir apskritai tyrinėti patį fotografavimą, fotografiją kaip kūrybinį procesą. Užduotys yra labai aiškiai suformuluotos, viena kitą papildančios, kaip ir jau pristatytoje prieš tai temoje, siejame būtent tą teorinę dalį su praktinė dalimi. Ir šituo atveju teorinį fotografijos istorijos pažinimą su konkrečiais praktiniais veiksmais, tokiais kaip fotografavimas, fotoreportažų kūrimas, pateikimi užduočių ir diskusijų klausimai yra suprantami ir tiesiogiai susiję su tema.
Užduotis suteikia mokiniams galimybę sužinoti apie fotografijos istoriją, jos pradininkus. Labai svarbu yra tas asmenybės aspektas. Šita konkreti tema parodo iš tikrųjų, kokia yra mūsų Lietuva turtinga kultūriniu aspektu. Ir mes savo vadovėliu bandome būtent aktualizuoti įvairias asmenybės, kuriomis galime didžiuotis, džiaugtis, tokiamis kaip Birutė Galdikas, Gimbutienė Marija, Mindaugas Survila ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra labai netgi malonu įtraukti vadovėlį ir būtent šitos žmonės, šitos asmenybės ir labai praturtina ir tas vadovėlis tampa toksai labai šiuolaikiškas. Patikimi yra užduočių klausimai ir kurie yra tiesiog susiję su tema tiesiogiai. Pirmosios temos dalies užduotį skatina apmastyti mokinius fotografijos prigimtį bei jos įtaką žmogaus suvokimui, akcentuojant tai, kad fotografijos yra kur kas daugiau negu kad tiesiog padirki vaizdai. Jos yra pasakojimai, kurie gali turėti ir gilią prasmę ir slėpti įvairiausias istorijas. Siūlome tyrinėti ribas, kurios apibrėžia, kas yra etiškas fotografavimas, skatiname suprasti ir gerbti kitų žmonių teisės, orumą. Siekime, kad mokiniai sąmoningai suprastų, jog fotografuojant kitą žmogų, tikslas nėra vien užfiksuoti gerą kadrą, pavykusi kadrą. Fotografavimo procese svarbi ir empatija. Tai yra gebėjimas įsijausti į kitų jausmus, poreikius, atpažinti žmonės pažeidžiamose situacijose ir atitinkamai pasielgti. Aš pats kaip mokytojas tikrai esu susidūręs su tokiam situacijom ir kaip auklėtojas, kada ateina mokiniai ir sako, auklėtojau ten mane fotografuoja. Ir iš tikrųjų tas poveikis vaikui yra labai didelis ir netgi sakyčiau traumuojantis tam tikrą prasme. Jeigu tai yra tokios pažeidžiamos situacijos, iš tikrųjų mokiniai labai turi, kaip sakyti, įsisąmoninti, kas yra tas etiškas ir neetiškas, ką aš galiu ir ko aš jau negaliu, kur yra ta mano riba, ar ne? Pirmasis pratimas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra, ką byloja senos fotografijos. Aš kaip prisakiau, visų pratimų, visų užduočių neaptarsiu. Ir ką byloja tos senos fotografijos, tai šitos užduoties metu yra lavinama kultūrinė kompetencija, skatina mokinius interpretuoti fotografijas kaip kultūrinius reiškinius. Pateikiamos yra lietuvių klasikų fotografų darbai, kūriniai fotografijos, tai yra Romualdo Požerskio, Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko bei Aleksandro Macijausko fotografijos. Jūs dabar jas galite pasižiūrėti, patyrinėti. Ir raginu mokinius atrasti fotografijos, kurios yra svarbi kultūrinės atminties dalis. Jų pagalba galime tyrinėti praeities laikus, suprasti praeitį tokia, kokia ji yra, gyvenimo sąlygas, socialinius santykius, kultūrinius ypatumus. Šiuolaikinis vaikas truputį kitaip patiria tikrovę ir prieš 100 metų, tarkim, prieš 50 metų žmonės kur kas kitaip orientavosi pasaulį, dalykus kitaip priėmė, ne? Tai šiuolaikinis tas žmogus, jis yra kitoks. Tai kaip autentiškai suprasti, ką reiškia būti, pavyzdžiui, tų laikų žmogumi. Ir atskaičiant kiekvienos fotografijos istoriją, mes tyrinėjom ne tik atskirus momentus, bet ir aplinką, kultūrinį kontekstą. Ir tai iš tikrųjų leidžia giliau suprasti, kokie mes dabar esame, ar ne? Ir dar svarbu pažymėti, kad konkrečiai šita užduotis ugdo jautrumą praeičiai, suvokimą, jog kiekvienas pasakojimas yra tarsi didesnio pasakojimo dalis. Ši veikla ypač tinka mokiniams, kurie mokosi būtent per vaizdą. Na ką, sekanti užduotis, kuri papildo būtent prieš tai pristatyta, yra iššūkis. Mes savo vadovėlyje turime užduočių iššūkių
Jos yra žymimos irgi atitinkamai žvaigždute ir iššūkiai yra ypatingos reikšmės užduotis. Šituo atveju, tarkim, yra pateikiamas veiksmų planas, pagal kurį mokiniai turi sukurti savo fotoreportažą, tai yra papasakoti savo istoriją per fotografijas ir teorija yra įtvirtinama praktiškai. Tai šio iššūkio metu yra skatinamas kūrybiškumas, vizualinis mąstymas, gebėjimas atrasti grožį bei prasmę kasdienėse detalėse, kasdienybėje. Tai, kas galbūt pro mūsų akis prabėga ir štai tarsi sustok ir pasižiūrėk. Šios veiklos metu lavinama yra ir komunikacijos įgūdžiai, nes mokiniai turi pristatyti savo tuos fotoreportažus kitiems. Beje, fotoreportažo kūrimas stiprina emocinį intelektą, mokiniai turi užfiksuoti ir perteikti įvairias emocijas bei jausmus fotografijose. O tai gali padėti geriau suprasti kitą žmogų, jo jausmus, reakcijas, jo situacijas. Šita užduotis iššūkis tinka įvairaus mokymosi stiliaus mokiniams. Šiuo atveju mokiniai tyrinėja fotografijas, kuria pasakojimus, tai būtų labiau patrauklesnė vizualinio tipo mokiniams. Fotografavimas ir fotoreportažo kūrimas yra fizinis veiksmas, todėl mokiniai kinestetikai, jiems tikrai turėtų patikti šitą veiklą. Beje, ši užduotis turėtų būti ypač įdomi ir mokiniams, kurie mėgsta dirbti savarankiškai ir gilintis į savo vidinį pasaulį, tai yra asmeninis tas mokymosi stilius. Tai jūs dabar pamatėte tą papildomą pliusinę temą, kurią mes jau su Sigita siūlome jums ir pereinam prie trečios dalies, tai yra būtent projekto. Tai skamba labai taip paslaptingai, mistiškai, kas čia bus ir ko mes galime tikėtis. Tai kiekvieno skyriaus pabaigoje jūs rasite projektų pasiūlymus, yra patikimi projektai ir jie leidžia jau praktiškai įtvirtinti pagrindinės to skyriaus idėjas, įgytas ir išlavintas kompetencijas. Šio skyriaus atveju mes prašome paimti interviu iš kito žmogaus, pasirinkta šio skyriaus tema, idėja, mintimi ir jūs matote, štai yra išvardinta mokiniams vienatvė, konfliktas ir taip toliau. Ir projekto veiklos metu mokiniai mokosi aiškiai formuluoti prasmingus klausimus. Darbas grupėse, dirbant grupėmis, vaikai mokosi bendarbiauti, pasiskirstyti veiklomis, atsakomybėmis, spręsti iškilusias problemas, konfliktus, vertinti kitų mokinių indėlį, idėjas. Beje, visa tai, kas buvo nagrinėta šitame skyriui, tai mes kalbam apie tuos etinius aspektus fotografavimo, filmavimo, tai visą tai vaikai įtvirtina praktiškai projekto metu ir mokiniai yra skatinami įrašyti interviu, diktofonų, nufilmuoti, naudoti vaizdo redagavimo priemonės, visą tai atliepia ir ugdo IKT įgūdžius, vaikai turi pristatyti interviu klasiai, vadinasi, bus lavinama ir viešo kalbėjimo kompetencija, o klausant kitų mokinių darbų, tokiomis jautriomis temomis kaip vienatvė ar ne, konfliktas, patyčios, tai tikrai turėtų būti ir ugdoma ta empatija kitam, jo tai situacijai. Kiekvienos skyriaus pabaigoje dar rasite po projekto seks pasikartojimo dalis, nes temos supažindina su tam tikrom sąvokom, situacijom, kažkokiais principais, ar ne, tada projekte įtvirtinam tarsi tuos visus dalykus praktiškai ir dar eina pasikartojimo skyrelis, kur galite vėlgi pagal savo mokinių poreikius, gal jie
kažkokias įsimintiniausias savokas, pavyzdžiui, nupieš, ar ne? Vat, kaip Gintaras minėjo, kad yra labai svarbu mokyti parinkti simbolius, metaforas ir panašiai. Gal aprašys, galbūt, nežinau, suvaidins, galite pritaikyti įvairiausius mokymosi, kaip čia medžiagos įtvirtinimo būdus, tačiau jums bus duotos tokios kaip gairės, ar ne? Vat svarbiausios savokos, svarbiausi veiksmažodžiai, nes pagal atnaujintas programas yra labai svarbus tas veiksmas pamokoje, ar ne? Ką aš atrandu, apie ką aš kalbu, ką aš tyrinėju ir panašiai. Tai savokos, veiksmažodžiai, asmenybės, tai vat, ačiū Gintarai, kad nepamiršai paminėti, kad įtraukiam nemažai asmenybių pagal programos temas, į vadovėlį įtraukiam nemažai asmenybių. Tai ir tikrai, tų asmenybių yra labai labai įdomių ir tokių, kur, truputėlį gal ir tokių nišinių, bet labai svarbu apie jas žinoti. Pavyzdžiui, jau Gintaro paminėtas Mindaugas Survila, kuris yra, filmo Sengirė autorius ir taip pat įkūręs pilietinę iniciatyvą fondą, kur būtent remia sengirių išsaugojimą. Ir sengirės pačios kaip fenomenas toksai, ar ne, tai irgi mūsų vadovėlyje irgi atrado savo vietą, būtent pagal 5 klasės etikos programą. Tai turbūt, kad tiek. Žodžiu, kad norim pabrėžti, kad tas medžiagos įtvirtinimas, reflektavimas yra labai labai svarbi taip pat pamokos dalis ir taip pat, nežinau, skyriaus užbaigimo dalis.